Robloxas. Žaidimas, kurį yra užkariavęs Brainrotas, bet kažkada buvo laikai, kai kepėm pizzas ir bėgom iš kalėjimo. Na, pagalvojus ne ką geriau. Tačiau šiandieną nusprendžiau išbandyti OG Roblox žaidimus, kad pažiūrėti, ar jie vis dar gyvi ir aišku įdomus. Pradedant nuo Assassin. Tai žaidimas, kuriame tu gauni užduotį nužudyti tam tikrą žmogų ir jis to nežino. Bet kuris kitas žmogus gali turėti tave kaip jo targetą. Jį šiuo metu žaidžia 15 žmonių, eik tu savo. Ok, tai aš šitą žaidimą seniau grindindavau ir... Oh my god. Eina savo kiek peilių, oh my god. Aš atsimenu šitą žiauriai rare buvo, šitą žiauriai tipo... Retas 2.18, čia buvo wild. Jo, geras, ok, bandom. Bandom laimėti. Bliam daug žaidėjų. Ir jie man rodos neblogus. Ok, man reikia kažkai zicijai nužudyti, va šitas žmogus. Ateik. Yes! Gavau kilą, nice. Come on. Aš nežinau, kas... Oh, ok. Rašo, ką nužudyt ir tada turi... Ok, miriau. Ok, ir čia galima balsuoti žemėlapį. O, šitas žemėlapis, kinda atsimenu, būdavo... Pik. Gerai, mano misija yra laimėti. Jeigu aš nelaimėsiu, tada bus... liūdna. Nelyvinsiu šito game iki kol nelaimėsiu. Šaudau jį. O... Ne, aš jau miriau, no! Žinot, čia yra keisai, būtų bairis atidaryt, nes galima gauti į papeilių, va, čia yra sturdy case. Dai, žiūrim, gausiu kažką? O, davai, oranžinį, come on, oranžinį. Gavau patį blogiausią, man rodos, mėlyną gavau. Ok, let's go. Let's go, judame. Kažkuris tai tikrai turi mane kaip tarp. Ok, jis tiesiog palyvino, va. Čia tokie nerdai, oh my god. Come on. Yes, nužudžiau. Dar vienas žmogus liko, Opa. Come on, aš negaliu. Eik, savo, ne, top 2 pasiekiau ir gavau malkų. Ne. Atsiradau random kambarį. Čia ok, jeigu, vat, wrong player, jisai manęs, nei jisai buvo mano tasai asasinas, nei targetas. Tai dėl to tiesiog praradau peilį. Čia žmogus. Fuck, wrong. Anksčiau ir vėliau visi žmonės, tipo. O, ne. Jisai mano targetas. Yes, nukilinau. Ir ten AFK, man rodo, žmogus. Ten rimtai AFK žmogus paskutinis. Yes, laimėjau, let's go. Nu, manau, einam pakepti pizzų dabar. Prieš einant prie kito žaidimo, labai noriu jūsų paprašyti, kad paspaustumėte tą prenumeruoti mygtuką. Labai nebedaug liko iki 2000 prenumeratorių. Workate Pizza Place nėra toks miręs kaip Assassinai, turi beveik 6000 žmonių žaidžiančių, tai visai neblogai, sakyčiau. Šiame žaidime turi tiesiog kepti pizzas ir jas išvežioti. Literaliai čia viskas. Mes dabar esame pizzerijoje. Ko aš noriu būti? Žodžiu, čia galima pasirinkti, nu tai sakykim. Pradėkim nuo pizzų kepimo. Joining game today. Gaunu 200 pinigėlių, aš turiu 100 000. Įdomu kiek dėl namo. Aš šiaip čia irgi atsigrindinęs. Aš visus OG Robloxo game'us, žinokit, grindinau. Aš profas esu ant jų. Jo, ir žodžiu, čia reikia pirmas dalykas. Pradėti nuo užsakymo. Žodžiu, parodysiu. Užsakai. Gerai, pasako, ko nori. Parodo pizzą. Bam. Nori tokios pizzos, tada eini, pizza, va, matot, kaip juda. Tada bam. Padarai tą pizzą, iškepi, nu, trauktis. Va, paėmė, iškepi tą pizzą. Nu, ko tu trukdai man? Ai, jinai jau iškepė tą pizzą. Nu, tegu, iškepęs pizzą pagaminės, eini toliau. Va, tada turi pasimti čia vadinamą pizza slicer. Nežinau kaip lietuviškai. Padedi dėžę, dedi pizzą, tada turi... Ok, aš negalvau, kad aš dėžę su kaposiu, bet gerai. Va, paimat pizzą, įdedat į dėžę, paslaisinat. Bam. Ir tada reikia dėti tą dėžę čia, kad jinai eitų. Patrauk tą kitą dėžę. Nu, o. Eisa. O, va, jinai atėjo. Nu, kodėl visi kažką čia daro? Nu, what the hell? O, ir tada va, gauni pizzą, važiuoji, reikia tau tą pizzą kažkur nuvežti. Jo, B6, tai va, čia yra B, ir B6 namas yra štai šis. Ir, okei, aš neklausiu, kas čia su juo vyksta.
Bet padedi B6 pizzą, bam. Plius 10 pinigėlių. Ir va čia kampe rodo, kiek pinigų gausim. Tai jo, aš jums dabar noriu aprodyti savo namą. Turim kalėdinę eglutę. Dabar jau nebe kalėdas. Turim fidget spinnerį. Jo, spininu. Oh my god, kiek aš suksiu. Oh my god, su kuo. Ok, šok. Aš galvoju, aš įskrysiu pro visą mapą, nieko neįvyko. Eiksa. O, aš turiu 32 laikus. Ir kas čia? O, čia mašinytės ir tipas lenktyniaut gali, ne? Vienas R, kitas B. Pala. O jeigu abi pajungi? Ui, ir važiuoja kartu. Opa. Na, okei, geras. Kas čia? Ai, čia kiemo galiu išeiti, tiesiog aišku. Einame į antrą aukštą, parodysiu jums. Čia yra pūlo stalas. Nejaugi įmanoma su juo kažką daryti, ne, neįmanoma. Tiesiog pūlo stalas. Padanga, ant kurios galima kabėt. Jo. Kas čia? Čia medis lindės į mano namą ar ką? Kas čia? Ai, gift coin bonus chest kažkoks. Nerūpi. Ir turiu trečią aukštą, kuriame nieko nėra. Okay. Balkonas už tą yra. Kuriame turim medelį, turim dovaną ir turim namelį. Nu, nuostabu, tiesiog nuostabu. Šiaip net nežinau, ką čia daugiau galima nuveikti. Nu, man dar antram paduosiu. Nu, čia nėra įdomus geimas. O, va, užsidirbau 134, nice. Judam pabandyti išgyventi gamtinės nelaimės. Ok, Natural Disaster Survival, šitas irgi vienas iš OG geimų. 6,1 tūkstantis aktyvių žaidėjų, tai čia yra neblogai. Šiame žaidime turi išgyventi nuo įvairių katastrofų. Pavyzdžiui, žaibas, žemės drebėjimas ar meteoritai. Mes gaunam random žemėlapį dabar. Kažkoks Rainbow Ride. Nu, tai žodžiu, turime ratą, ant kurio galėsim užlipti. Aš noriu. Įleiskit mane, įleiskit. Ir į šitą. Opa, bam. Ok, aš esu su dviejai žmonėm. Gerai, ir dabar random turėtų užpult mus kažkoksai, jo, kažkiek gamtinė nelaimė, kažkas tokio. Tai žiūrim, kas čia užpuls. Oh, what? Kodėl aš taip sukuos? Nejau jis įkrenta. Jis krenta! Ne, nekrisk! Ne! Miriau. Ok, mes naujame žemė. Mane jau su mašina spėjo nutrenkt. O, nu, ramiau su tą mašiną. Ką jisai čia driftina? Kas čia per Tokijo driftas? Aš neįsivaizduoju, ką čia. Meteoritai. Ok, reikia bėgti nuo čia. Maros, kad meteoritus išgyventi reikia. Būtų gerai po stogu. Jo, kaip matot, viskas čia skrenda tiesiog. Nuostabu, ką galiu pasakyti, nuostabu. Nu ir ką, mes čia sėdim su piratu. Captain Jack Sparrow kažkokiu. Jo, dabar tiesiog laukt, literaliai laukt. Na, aišku, dar ir mus gali, man rodas, nukirsti, jeigu čia bus meteoritai. O jeigu ten su mašina važinėja savo ramus. Ir nenutrinkė meteoritas. Ui. O! Aišku. Va, rodo visus išgyvenusius. Ten ir aš turėčiau būti, bet manęs nėra. Jau, vėl turime Rainbow Ride, nu ką, antras bandymas, let's go. Judam, lipam į ten. Kodėl jis visus tuos numeta? Tai jisai turbūt viską ir buvo sugadinęs. Jo, turim smėlio audrą. O ne, tas ratas krenta. O ne. O, bet šį kartą, okei. Jis nučiuoš, jo nebėra. Būtų gerai čia būt, gal nežinau. Okei, tas jo, viskas iškryt. Nu ir kas mane išmetė? What? Išgyveno 2 žmonės. Aš irgi, manau, turėjau išgyventi, jei nebūčiau random išskrydęs kažkur. Gerai, žiūrim, kokį žemėlapį dabar gausim. O, ten nukrito. Vakas daužo, šitas katinas. Ką jis daro? What? Vėl tas pats mapas. Vėl tas pats Rainbow Ride mapas. Ok, kol kas chill. Nu ką, aš esu dabar deitę su Iluxa de Sigma. Labai smagu. Aš tiesiog, aš sėdžiu ir jis tiesiai mane žiūri. Meteoritai vėl. Vėl meteoritai. Galimai mūsų trenks meteoritas, kol mes čia. Žinot, aš bandysiu ant čia būt. Jei nutrenks meteoritas, tai nutrenks. Nu, savo kaip arti buvo. Aš ir Iluxa de Sigma. Esam patys geriausi, žodžiu. Mes
išgyvensim, mes būsim kieti, nežinau. Eina savo kaip skraida tas ratas, iš viršaus taip matos. Oi, nutrenkė kažkuriuos. Kodėl jis į kitą pusę pradėjo suktis? Aš nežinau, mes nebesisukam, mes tiesiog sėdėm. Tas visas ratas pakrypo, man rodos mes krysim. Negali būti, kad mes išgyvensim. Aš netikiu, kad mes išgyvensim. Nejaugi mes dviese, liko maždaug daugiau žmonių nebematau. Man rodos daugiau rimtai nebėra. O! Yes, išgyvenau! Let's go! Aš vienas iš 5 išgyventojų. Vienas iš 5 išgyventojų. Let's go! Ką žinau, dabar laikas pabėgti iš kalėjimo. Mes turime jailbreaką, kuris dar yra geresnis. 6,7. 6,7. Sorry. Čia gauni 2 pasirinkimus - būti policininku arba būti kaliniu. Jei pasirinki tapti policininku, turi gaudyti visus pabėgusius kriminalus, o jei esi kalinys, turi pabėgti iš kalėjimo ir bandyti apvogti įvairias vietas, pavyzdžiui, banką. Jei aš kalinį, mane leidžia kaliniu būti. Nu, teks policininku būti, nu, tai ką padarysi. Aha, užsidedam policijos uniformą, opa. Aš noriu jums parodyti savo mašiną, žinot, aš noriu jums parodyti savo mašiną. Aš grindinau ir čia dar ganėtinai nesenai grindinau šitą geimą, kad gaučiau mašiną už milijoną ir jinai skraido. Įsivaizduokit, jinai skraido. Aš turiu skraidančią mašiną. Eina savo, kokia jinai neodinė oranžinė. Ajogi man kalinti reiktų suimt, nes ašgi policininkas, tai va. Pasigaunam, dai. Kuo daugiau, kiek spėsim. Oh my god. Aš turiu jį surakint. Nepavyks, okei. Nepavyks, ne. Būtų gerai atsiimti savo mašiniuką tą skraidantį. Opa, ne, jo nebėra? Nebėra mano milijoninės mašinos nebėra. Okei, turim čia žmonės, jie mane bandys pasigauti. O gal ir nebandys. Ateik, pagavau vieną. Jis tik vienas buvo? O, dar vienas. Pagavau antrą, let's go. Dvigubas suėmimas, let's go. O, aš šią mašiną galiu pasimti. Nu va, išvažiuoju. Gerai, aš noriu pasiimti savo skraidančią mašiną. Nors ne, aš turiu dar vieną gerą, jūs pamatysit, parodysiu. Oi, čia žmogus, būtų gerai įsiimt. Na tai įsiimkim per tą laiką. O, tik 3000 bounty turėjau, aš gavau 3000 tiesiog. Gerai, pasiemu mašiniuką, žiūrėkit čia koks mašiniukas. Kodėl jų tiek daug? Kodėl dar vieną pagavau? Aš visus juos pagavau, what? Ok, dar vienas. Come on. Jį reikia nutazinti, jeigu jį nutazinu viskas. Come on. Pagau, ne, kaip arti buvo. Eina, aš kažką gavau. Gerai, pabandome banką, būtų gerai, nes vogė dabar banką, jeigu aš juos sugebėčiau sustabdyti. Būtų labai nuostabu, labai nuostabu. O, turim mes mūsų draugelį, kuris praeitą kartą mane nužudė, dabar jį pasigavau. O, jie bėga iš banko. O, krep. Ne, jie mane iš karto skapojo. Ateik čia. Atvažiuok. Atvažiavo čia dar žmonių. Jis net nematomas, kaip... Ką? Jis ant tiek mažas buvo. Opa. Dar vienas. Bum, aš čia lengvai kažkaip juos visus sugaudavau, nežinau. Kodėl čia random žmogus? Pasigausiu aš jį. Bum. Jie bandys čia ateit. Čia, tipo, jos taip lengva, jie dabar pradaužė, jie dabar atbėgs. Ai ne, žiūrėk, neatbėga. Bet aš jį galiu, man rodos, suimti, nes jis daužė. Jo, aš galiu tiesiog suimti. Jos taip juokinga būdavo aprankinti. Dabar jis bandys kažką iš manęs paims ir aš jį iš karto suims. Čia paėmė, stole your donut, viskas, aš jį galiu suimti. Ačiū, kad žiūrėt. Paspauskit tą subscribe, aš prie pat 2000, come on, žmonės, prie pat 2000.